tą patį pusę. Kas? Tą patį. Jo. Labai mistiškai čia atrodo. Gerai. Gal kad viskas biškį nukreipti numonį, žinai, į vandenį. Gerai. Ir bus nes į mano barzdas laik. Tai va kaip prigimtinį visą mūsų protėvių pasaulyje žiūrą jūsų kūrybo imponuom, kaip pasireiškia. Prigimtinė kultūra, tai ir toks surėdėms, kad manos ir norėdams nepavyks. Tu gali stengti būti modernus ir kažkoks imituoti kitas kultūras, tikrai žemaičiai ir žemaičiai, arba, sakykime, mes čia jau kaip ir žiemgalį, gal sakyti, skaitom. Tai toliau net formuojant kažkoks, sakykime, savo prigimtinis kultūros vaizdinius, tai kad net ir interpretuojant kažkaip šiek tiek iš savo pozicijų žiūrint, savo dvasinį polėkį, kad atvėrus. Nuo tos prigimtinis kultūros tikrai niekur neįmanom ir pabėgti, reikia džiaugtis, kada nuo tos yra dauta, nuo seniausių laikų į mūsų kraują ir dūšį įlindusi. Ir kas ir yra brangu, kad nešiojamės tiek šimtmečius, sakykime, nežinau, tūkstantmečiais gali įvardinti ant savo kupros. Ir yra tokio lengva, kad, pasakė, nes tai yra prigimtinis kultūros našta, kad, kaip sak, benuos iš vis mes esam lyg basi kaip maži kūdikiai. Tai jo, sakykime, interpretuoti prigimtinis kultūros kažkokius, sakykime, meninius elementus, simbolius ar dar kas nors, čia iš tikrųjų net ir kiekvienam iš mūsų privalu tą daryti, nes mes turim ieškoti, kaip ir visas ankstesnis kartas mūsų protėvė, ieškojo pačių tobuliausių išraiškos priemonių prigimtinė kultūra, elgsena, ritualų, bet ir mes turim, dabar sėdi prie akmenų pupeliuką, aišku, pavasarį buvo gyvybingas jau, bet prigimtinė kultūra taip pat turi būti gyvybinga, kad tekant vandalų, kiekvieną pavasarį krantą pakeistų savotiškai formą, augalą nešant, visą tą gyvastis pulsuojantį. Šitą upelėlį ir kaip mažas modelis, tas prigimtinis kultūros, tada nekart nesikartuoja, to paties pavasarį nebus tas pats. Tas pats ir prigimtinė kultūra turi būti atsinaujinimo elementą ir nereikia nubaimintis, nes seniai tik tai, kaip sakant, išlaiko tą gyvas, nes jeigu mes vien tik tas kopijausim ir vadovausimės tas, kas, sakykime, buvo anksčiau ir visiškai nepraturtinsim visą tuo prigimtinę bagažą, kad išsitęsi dar daug šimtų, nepraturtinsim, tai mes, kaip sakome, paprasčiausiai beždžioniuką būsim, vien tik imituojam senąją elgseną žmonių, kurią taip pat reikia gerbti, mylėti, bet mes tam pačiu turim įsidėti, praturtinti kultūrinį procesą. O dabar... Per daug ilgą šneku. Ne, labai gera viskas, net nesuokit galvos. Dabar dar gal kažko norėtum perduoti vat, jaunąją kartą, ko nanims reikėtų žinoti, suprasti, vat, savo patirtim kažkom, ko norėtum perduoti vat, jaunimo ateities kartoms. Būtent, ko jums vadovauta prigimtinį pasaulį žiūrų, vat, būtent jūsų gyvenimą gal. Prigimtinį pasaulėžiūrą, kultūrą, prigimtinį elgseną, ritualą, viską. Ir labai susijęs su gamta. Gamta tai yra visa ko pradėtis. Čia yra būtent iš ko kil
visą tą pagarbą, meilę tam žemės, sakykime, gabalėliui, kur tu gyveni, ar plačiau mąstant, ar pasaulį. Gamtai ir kaip ir didžiausias pagarbos objektas, sakykime, jaunąją kartą, tai visas filosofas, daugiausiai visi tie kūrybiniai impulsai, dažniausia gamtos. Pranator gyvoje gamtos, gyvosios tos gamtos, taip pat žmogaus gyvybės. Ko gero, iš vis kaip visa gyvas išėję iš gamtos, mes čia esame jos produktai. Tai mes, kaip sakant, medis užauga, žmogus užauga, toksai žuveliuks praplaukia, visi tie gyvybės impulsai čia va, mes galim bristi, pabūti va toj materijai ir jaunai kartai, aišku, reikia gyventi visą gamtoj, ne internetinėje erdvėje. Labai gera. Labai gera. Arūns irgi paparacena, ne? Ateik, Arūnčiukų nors Aš pasakyk. dokumentiką, Va, suprantate, tie patrodo, dokumentiką. Mano, ta gražia. Ant viršaus uždės dar tau